Negrįžo. Jie išskrido su paukštis. Miesto gimtadienio išvakarėse. Ši šventė, graži šventė, miesto šventė, visų miestelėnų ir viso krašto žmonių šventė. Labai gera proga sustot, stabtelėt, atsigręžt atgal ir pažiūrėt, kaip mes gyvenam, ką mes esame sukūrę. Tautinių elementų bei vandens dermę. Turime kraštovaizdžio, bei esamų medžių alėjų ir jaunų augalų įvairovės dermę. Baigdama, indėlis į puoselėjamą grožį, džiaugiamės, kad yra vertinamas ir aplinkinių, ir kai pradėjome minėti Rokiškio 525 gimtadienį, Rokiškėnus pakvietėme. Rokiškėnus, kurie gyvena Rokiškyje, Rokiškėnus, kurie gyvena svetur, nuo Airijos iki Ispanijos, Jungtinės karalystės. Spalvos, 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 kur dairais. Parkas lyg užburtas rudenio kerais. Svajojau labai paprastai, kai buvau vaikas. Mano didžiausia svajonė buvo, kad kas nors pastatytų tiltą per šiluminius vamzdžius nuo sėklų parduotuvės Vilniaus gatvėje link Algirdo gatvės. Nežinau, kodėl mes ten visi braudavomės, bet visi būtinai norėdavom ten tiesiai patenėti. Na ir patį jauniausią svajotoją, mokyklos darželio Žoliukas mokinį Rojų Racinauską. Rojui tuo metu buvo 6 metai, ar yra Rojus pas mus? Yra. Keliaus Kerniui Driskiui. Taip, tai Miglė žodis, kodėl būtent tas specialusis prizas atiteko Kerniui. Labas vakaras. Jeigu pamatytumėm kartais, bet tikriausiai nepamatysim Kerniaus piešinį, tai tame piešinyje ateities Rokiškyje yra ir Rokiškio sirena. Todėl, Kerniau, labai tau dėkojam, kad tu ateities Rokiškį matai su Rokiškio sirena ir tikimės, kad ir ateityje auksi kartu su mumis. Kol kas tikriausiai skaitai internetą, esam ir popieriniai, todėl labai tikimės, kad skaitys ir popierių. Jos drobiai, meilė pieštos, molio grūzdelių, širdžių kaitra. Čia sugrįžtam iš visų kelionių, esame visi. Su jautria istorija ir siekiais, su svaiginančia dienutė. 85 autorių kūryba, daugiausia poezija, kurioje viskas apie Rokiškį. Skaitiniai, vyriausiai bibliografai, Audroniai Tupalskiai, kurio dėka taip kruopščiai. Ačiū mano darbuotojams. Taip pat labai dėkoju. Šitai gal tikriausiai pirmiausiai turiu. Roberto Antinio laisvei monumentas, Naujosios Romuvos gyva dvasia, čia Liongino Šepkos įmintos pėda, kuri vertino darbą, kurių mes turime net 42, nutarė už kūrybinį skirtumų mūsų kūrėjai į sceną, Redutę prašom, Karina irgi girdėjom turėtų būti kūrėjai. Supratau, Rokiškis daug piešė, piešiu tau Rokiškį ir noriu pakviesti jo organizatorę, lankytojų skyriaus vyresnė bibliotekininkę Valdą Kukailiškienę. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, piešti, tapyti, pasirodo, mes tikrai Rokiškio žvilgsnis į savo dvarą, tai yra Viktorija Vosylytė. Rokiškio mokyklos darželio Žoliukas mokinė, mokytoja Pareigūnaitė. Ir kai noriu ypatingai pabrėžti, kad komisija tikrai buvo labai sudėtinga. Vystymosi, kokia maža užaugau, vis dar tebeaugu, esu beveik rokiškėnė,
mokiausi salose. Ir kaip minėjom, buvo renkamas žiūrovų Administracija ir trektūras pakvietė ne tik Rokiškėnus, bet ir svečius žygiuoti maršrutu, fiksuoti didžiausią žygiavusi kompanija - Obelių gimnazijos 2 ir 6 klasės moksleiviai kartu su klasių vadovėmis Vilija Guzaitė Kundelienė ir Gita Kalbė. Ir antroji didelė kompanija, kuri žygiavo, Romuvos gimnazijos 1 klasės moksleiviai, jie buvo 25. Buvo originaliausias Rokiškio gamtos fotografija. Ir šitas prizas komisijos vertinimo įteikiamas Gitai ir Viktorui Kolosovams. O nuotraukos akcentas Lietuvos vėliava plevėsuojanti velnelė. Nuotraukos autoriai mes tikrai ją norėsim panaudoti. Madingiausias žygeivis. Ir ši nominacija įteikiama Aušros Žukauskienės komandai už nuotaikingą ir madingą nuotrauką su skaičiai žyminčiais Rokiškio 525 gimtadienį. Nors jie svečius keliauna kartu su lankytiniais. Ir šis prizas įteikiamas šuniukui Zuzu, kartu ir jos šeimininkė Anastazijai Grinių. Bet iš toliausiai atvykęs žygeivis keliavo ne tik Rokiškėnai, bet ir miesto svečiai. Šis prizas iškeliaus Miglei iš Vilniaus. Keliavo ir iš Kauno. 6 nominacija - pirmas įveikęs maršrutą. Įsivaizduokit, kokį reikia ryžto atsikelti 5 valandą ryte, kai akcija startuoja, ir pražygiuoti šitą maršrutą. Dėkojame Egidijui Jurevičiui. Paskutinis įveikęs maršrutą. Aušros komanda pretendavo į šią nominaciją, bet pačios paskutinės apkeliavo vokalinės grupės Belafa narės. Jos ne tik pasveikino Rokiškį su gimtadieniu, bet įveikė paskutinės, nes nuotraukos užfiksuotos 22 valandą berods 20. Taip pat skaičiavome, kiek įveiks kartų šį maršrutą. Ir šis prizas atitenka Jurgai Tuskieniai. Jurga berods įveikė 3 kartus. Taip, ačiū, Jurga. Fiksavome, koks tas geriausias žygeivis. Ir labai džiaugiamės, kad šį maršrutą ir beje, šį maršrutą irgi apkeliavo 3 kartus, bet mes tuos taip protingai padalytam tas nominacijas Jurgitai Jurkonytei. Ačiū Jurgitai, žygiuosime toliau. Ir mes taip pat norime apdovanoti jauniausią žygeivį. Nors Obelių gimnazijos antrokai tikrai būtų buvę jauniausi žygeiviai, bet jie keliavo su visa grupe, gavo prizą. Tai mes jauniausiam žygeiviui įteikėme Nojui, kuris keliavo su mama. Nojui berods yra 10 metų. Tikrai džiaugiamės, jeigu Nojus yra čia, kviečiame atsiimti.